Sveiki, aš išmanių ekspertas Karolis. Kviečiu susipažinti su Sony Xperia Z5 išmaniųjų šeima. Sony nuolat siekia rinkoje turėti bene pažangiausią flagmaną. Praėjus visai dar nedaug laiko po Xperia Z3 Plus pristatymo, Sony vienu metu pristatė net visą flagmanų šeimą. Mažiausiai Z5 Compact, Z5 ir Z5 Premium, su dideliu ir ypač aukštos raiškos ekranu. Kaip ir priklauso Sony aukščiausios klasės išmaniesiems, įrenginiai yra tikrai puikių parametrų, tuo apie juos papasakosiu išsamiau. Dėžutėse randu po telefoną, kroviklį ir USB laidą. Sony flagmanai išsiskiria savo dizainu. Jis paprastas, neperkrautas nereikalingomis linijomis bei solidus. Papildomą žavesio suteikia korpuso gamybai parinkamos aukštos kokybės medžiagos. Xperia Z5 Compact korpusas pagamintas iš neslidaus ir neblizgaus plastiko. Xperia Z5 turi metalinį rėmelį, o nugarėlė pagaminta iš matinio stiklo. Tai tikrai gražus sprendimas. Didžiausiojo Xperia Z5 Premium rėmelis taip pat metalinis, bet nugarėlė iš atsparaus susibraižymams stiklo. Ypatingai atrodo chromos spalvos modelis, jis lyg veidrodinis. Visi Z5 šeimos nariai, nuo mažiausio iki didžiausio, maloniai guli rankoje, o jų mygtukai lengvai apčiuopiami ir pasiekimi. Įjungimo, garso reguliavimo ir kameros mygtukai yra dešinėje, kairėje nano SIM ir microSD kortelių jungtis, viršuje prisijungia ausinės, apačioje microSD jungtis. Šių išmaniųjų ekranai ryškus, gerai perteikęs spalvas, yra matomi ir tiesioginėje saulės šviesoje. Pristatydami net 3 savo flagmanus iškart, Sony vartotojui suteikia galimybę pasirinkti išmanųjį, kurio ekrano dydis geriausiai atitiktų poreikius. Z5 Compact ekranu patogu naudotis ir viena ranka. Z5 ekranas yra optimalaus dydžio, Full HD raiška vaizdams suteikia detalumo. O Z5 Premium yra pirmasis pasaulyje išmanusis, turintis neįtikėtinai didelės 4K raiškos 5,5 colių stryžainės ekraną, kuris yra bene geriausias rinkoje. Tiesa, tokia didelė raiška veikia tik fotografuojant, filmuojant ir peržiūrint nuotraukas ar filmuotą medžiagą. Galima pagirti ir šių išmaniųjų garsą. Nors stereo garsiakalbiai ir nėra ypač galingi, bet įmontuoti pačioje tinkamiausioje vietoje – priekyje. Visi Xperia Z5 šeimos išmanieji yra su ypač galingu procesoriumi Snapdragon 810, todėl veikia nepriekaištingai. Nors ir šis procesorius linkęs kaisti, bet Sony bene geriausiai iš visų gamintojų išsprendė šią problemą. Z5 ir Z5 Premium turi kiek daugiau darbinės atminties, todėl dar geriau susitvarko su keliomis programėlėmis vienu metu. Sony sukurtas operacinės sistemos Android Lollipop variantas yra patogus. Tiesa, ne visos gamintojų jau iškart įdiegtos programėlės yra kiekvienam naudingos, tačiau jų nėra daug, todėl meniu vis tiek atrodo paprastas ir lengvai valdomas. Baterijos yra kitas šių išmaniųjų pliusas. Sony montuodami kiek didesnės talpos nei vidutiniškas baterijas ir pasitelkdami savo technologijas siekia, kad išmanusis išlaikytų 2 dienas. Intensyviau naudojantis, aišku, sunku gauti tokį rezultatą, bet įrenginiai be didesnio vargo išlaiko net ir aktyviausią dieną. Atminties kiekis yra dar vienas privalumas. Išmanieji turi net po 32 GB vidinės atminties ir dar palaiko microSD atminties kortelę. Sony flagmanai jau kuris laikas išsiskiria savo atsparumu vandeniui ir dulkėms. Xperia Z5 išmanieji neišimtis. Be to, dar ir visos jungtis nepaslėptos po dangteliais. Taip pat šie išmanieji turi piršto atspaudų jutiklius. Jei montuoti dešinėje pusėje, pradžios lango mygtuke. Laikant išmanų į dešinę, tikrai paprasta jo naudotis, bet kairiarankiams atrakinti išmanų į piršto atspaudų jutikliu nebus taip patogu. Vieno didžiausių patobulinimų, lyginant su ankstesniais modeliais, sulaukia Xperia Z5 šeimos įrenginių kameros. 23 megapikselių pagrindinė kamera turi hibridinį fokusavimą, todėl akimirksniu gali įamžinti norimą akimirką. Taip pat leidžia artinti norimą vaizdą iki 5 kartų neprarandant kokybės. Ši kamera pasižymi režimų ir fotografavimo stilių gausa, kai kurie jų tikrai labai žaismingi. Beje, kadangi išmanusis turi fotografavimui skirtą fizinį mygtuką, tai patogiai galima fotografuoti ir po vandeniu. 5 megapikselių priekinė kamera puikiai tiks asmenukėms, net ir kūrybiškoms asmenukėms. Mano išvada. Sony ypač rimtai žiūri savo flagmanus, apgalvoja net smulkesnės detalės. Pristatydami Xperia Z5 šeimos išmaniuosius, žengia didelį žingsnį į priekį, ypač su kamera ir ekrano galimybėmis. O pristatydami net 3 flagmanus iškart, Sony leidžia išsirinkti patį tinkamiausią pagal savo poreikius. Xperia Z5 Compact yra bene galingiausias ir solidžiausias tarp kompaktiškų išmaniųjų visoje rinkoje. Jį rekomenduoju ieškantiems įrenginio, lengvai valdomo viena ranka, galinčio veikti nepriekaištingai ir įamžinti sklandžiai kiekvieną akimirką. Xperia Z5 yra solidus, patogus kasdieniam naudojimui flagmanas. Dėl optimalaus dydžio ekrano, jį rekomenduoju ieškantiems įrenginio, kuris galėtų atlikti daugiau ir greičiau. Xperia Z5 Premium
yra išskirtinis įrenginys jau vien dėl savo neįtikėtinai didelės 4K ekrano raiškos. Jį rekomenduoju mėgstantiems naršyti ar dirbti telefonu, bei norintiems pranašesnio ir išskirtinio įrenginio.